Kitas dalykas, paskui vėl, intelekto tvarkingumas. Įsivaizduoju, kas čia dabar per bairis? Netvarkingas intelektas, abejonės, spėlionėm vadovaujasi, supranti, jis nemoka teisingai pasverti aplinkybių ir prioritėtų nemoka pasverti, supranti? Ką tai reiškia? Jis nemoka strateginio taktinio elgesio formuoti. Daryti verslą, tai reikia kurti verslo taktiką ir strategiją. Supranti? Žmogus turintis mąstymo tokių elgesio įdų, kaip jis ją kūrus? Jeigu jam atrodo, gal va čia, jis pasverti rizikų negali. Jis elgesio prioritėtų negali pasverti. Ką daryti čia dabar, ką paskui? Supranti? Kokius veiksmus man? Turi būti vėl elgesio nuoseklumas atitinkamas versle. Kur ką, kaip, su kuo derinti, su kuo tartis, kur patylėti, supranti, kur ką. Jeigu nėra intelektai tvarkingumo, jis jeigu skuba, pavyzdžiui, greičiau navarą nori, ar bijo, kad nesigau, dar kažkur net. Ten, kur reikia surizikuoti, jis pabijo, susikausta. Kur per didelį riziką, jūs įsuka, davai sversiu. Praknisa. O tokie bairiai būna. Ir tam jau. Kaip tu, galima, yra visokių skaidrių versliukų, supranti, reikia žiūrėti, yra, blemba, neužsirašiau šitos moteris, buvo pasinė seminarą atėjusi viena protinga moteris, psichologija ir užsijima, žinai, šituo, bet tikrai, aš pasikalbėjau, žinai, tikrai, tos ir jos srities tikrai specialistė gera, proferentavimą, va tokia, žinai, kur kam dėtis, ko užsiimti, žinai, gabi atsidavusi tokia, žinai, kaip savo darbo mylėtoja fanatikė, žinai, ten, žinai, tu kūrė grinai ant to specifikos yra, žinai, užsiėmimo, žinai, verslas, ne verslo, bet apskritai jau žmogus, jaunimą suorientuoti, kur dėtis, ką užsiimti, pagal gabumus, sugebėjimus, supranti, kad mažiau svaigtų, kur lavintis, kad laiko nedegintum gyvenime, supranti, kokiose srityse, tu esi potencialus, studijos yra visokios tos psichologijos, supranti. Aš čia mažiau specializuoju šitoj srityje. Ir paskui yra tokia statistika sena, kaip pasaulis, kurią aš skaičiau dar žinai kada. Tai čia gal tik tos perestroikės, dar net kapitalizmo jau čia Lietuvoje to nebuvo dar, supranti? Jau tada buvo, supranti, tokia statistika iš vakarų vadinama pasaulyje. Kad verslų gali užsiimti, aš neprisimenu, kiek ten, 15% žmonių tik tai iš... Ir tik 3% yra sutverti grinai būti va tokiais, supranti, lyderiais ir vadovais. Buržuazinė sistema visus durnina, tvirkina, tokie žurnalai žmonės visokie, kokiais reikia būti rauti, supranti. Ir visi nori būti dažnai, verslininkais visi nori būti, dako, tuštybės mūgė vadinamas, supranti. Tai čia viena kategorija, matai. Paskui kita kategorija. Gali žmogus turėti potvarkį, nebebus jau, matai, jeigu kompleksuotas, jau nebetvarkingas intelektas. Šitas abejojimas ir vėl mąstymo įdas kraupės būna šitas, supranti. Kai žmogus kompleksuotas, bet matai, kai mes sakom žmogus kompleksuotas gali būti ne kažkokiais formatais, tik tai, supranti. Jis vienos rytuose gal labai savim pasitikė, bet kitose kažkur nepasitikė. Yra verslininkų, kurie savim nepasitikė kaip vyrų. Kaip žmogum, kaip tokio, jis nekompleksuoja, jis myli save, tipo. Bet kaip vyrų jam biškai gauna, nes jis savim nepasitikė kaip vyrų. Čia kitoje vietoje biškai kompleksuota. Ir tokių daug yra. Verslininkų, kurie komplikuotus santykius turi su moterim, nesigauna, tokių daug. Jis kompleksuota šitą vietą. Bet šiaip gyvenime realiai jis gal nekompleksuotas. Mažiau kompleksuotas. Ir kas gaunas, matai, kai sakom, pirmoje eilėje. Kuo skiriasi? Dabar aš buvau Maldyvos, tas čiuvakas, tas Fedirka Kęstutis suorganizavo grupę žmonių, pasikvietė mane, aš ten paskaitėlės paskaityčiau žmonėms, supranti. Jisai verslininkas. Jis gyvenime ten viską matęs, ir kėlės, ir polės, supranti, ten persona,
įdomi labai, žinai, supranti. Bet jeigu žiūrėsim dabar, va, vėl genetika. Jo tėvai irgi ten tėvas dar, motina valdinga, linkusi vadovauti, kažką vadovavo. Tėvas irgi kažkur vadovai buvo. Supranti, va, jau. Ir dažniausiai va, tų vadovų vaikai, jau, va, buvusių vadovų, kokių direktorių, netarybinių laikų, jeigu žiūri, supranti, jie irgi va, jau turi tą savybės perėjimą. Supranti. Vadovaut gali, kurt kažką. Ir dabar ką kalbam, tai vėl psichologinė prasme. Supranti. O ką jis ten sugalvoja? Ką aš noriu pasakyti, supranti, tas, kas yra verslus, tai jisai tiesiog yra veiklus ir darbingas. Jis iškart daro. Supranti? Jisai ten, ką jis ten sugalvoja? Ten būdamas jisai, supranti, jau susitarė. Dabar gruodį vėl varys, nežinau, gal maja pasakys. Gruodį vėl varys į Maldyvus, nes ten stato viešbutį, supranti, jis ten nuėjo prie, kažkur nuėjo prie, nes jau su to viešbučiu, kur mes gyvenom, samti šefu, jis ten bendrauna, supranti, ten nuėjo kitą viešbutį, ten stato didelį ir jau ten susiderina, kad tam viešbučiu jis jau padarys ten į pristatymą, video, audio, reklamą, tą, žinai, puslapį, internetinį viską. Staigi, jis įtarė, padarė visų. Ore, staigi, tarės, va, iškart, supranti, gruodžio mėnesį vėl važiuoti. Nebijo, daro sprendimus, va, poilgius daro. Tai yra, principas yra tik tas, kad sugalvoja ir daro. Supranti?